atsimenu, buvo tokia nemaloni iš tikrųjų situacija, nes mūsų tėtis pasiėmė į ligoninę, sako, važiuojam pas mamą aplankyti, kažkaip tas jausmas vis tiek vaikas nesupranti, bet buvo toksai gilus ir važiavai, nesuprasdamas, bet realiai važiavom atsisveikyti su mama, tai visi taip, sakykime, vyresni broliai jautėsi iš jų akių, mes užėjom į palatą, ten gulėjo mama, buvo beveik sunkiai judėjo, sunkiai kalbėjo, šalia buvo brolis, kaip dabar atsimenu, man toks biški, truputį aš suprantu ją, kodėl jinai taip sakė, bet jinai labai iš paskutinių jėgų pamačius mus labai supyko, kad mes atėjom. Matyt, vis tiek tą pasąmonėje žinojo, kad miršta ir prašė, kad mūsų nevestų tėtis, kažkaip irgi instinktyviai nepagalvoja, gal atvedė. Ir jinai labai, atsimenu, labai pasikeitė jos išvaizda veidas. Jinai tiesiog net nenorėjo žiūrėti mus ir gan piktai paprašė dėdės, kad mus išvestų. Tai va, toks paskutinis man buvo momentas, kai pamenu gyvą mamą.